Katerinutė. Taip, Donatėlė. Taip mes vėl kartu. Taip. Tu žinai, tas įvykis, kada paguldėm tave ligoninę su 2/3 infekcijų užimties plaučio, žinai, ir kaip sakėt, dėsim tau tą kvėpavimo kaukę, reiškia, tai yra mirtis. Aš grįžau namo ir aš pamačiau, kad mano namai radikaliai pasikeitė. Pradžioje nesupratau, kame reikalas, žinai. Čia vaikai, čia rūpesčiai, darbai visokie, bėgiojo, vaistai, ten vitaminai. Grįžtu namo vėl tuščia. Tuščia ir tuščia. Ir tą dieną, kai grįžai namo, jie vėl prisipildė gyvenimu. Ir tarsi viskas aišku, ar ne? Bet kitą pusę aš pagalvoju, kad tai nepaprastai pavojinga. Pastatyti savo gyvenimo sėkmę, namų sėkmę, gyvenimo sėkmę, šeimos ant vieno žmogaus. Ant vieno laimingo žmogaus. Ta prasme, jo? Nes jeigu būtum viena tokia, kuri čia atneša visą malonę, tai kokiam mes tave esam pavojai. Ir kokiam patys esam pavojai. Nes neduok tau, kas atsitiks, o tau būtinai atsitiks, jeigu mes taip statysim ant tavęs visas, atsirems mūsų džiaugsmas į tave. Tau bus blogai ir mums bus blogai. Tada aš paieškau, Dieve, tai kas, nes taip gera namuose, tu grįžai, tokia pilnatvė, čia visko mes skaniai valgom, vėl gyvenom, čia ten, oi. Ir kita pusė, tai ką daryti? Ir aš sakau, Dieve, tai palauk, man tai kaip tas laimingas žmogus, ant ko bazuojasi ta laimė, nepajudinama laimė. Tai žinai, nes yra žmonių, kurie galvoja, kad aš dabar nelaimingas, bet kai turi savo verslą, būsiu laimingas, jis turi verslą, bet laimingas netampa ir taip toliau. Reiškia, viskas, kas yra šitoje žemėje, žemiška ir materialu, jo, jinai pavojuje yra, nes tu gali visko netekti. Ir kaip tu atsakysi? Ir tada, kokiu tai būdu, aš kažkur išgirdau pirmą psalmę. Išgirdau pirmą psalmę, kažkas Derikas Princas. Derikas Princas vienoje savo kokią tai paskaitoje, jis kalbėjo apie laimę, apie tokią būvį žmogaus, kada įsipildo visi jo troškimai. Ir man taip, įdomu pažiūrėti, kas ten kalba. Ir aš pažiūrėjau tą rašto vietą ir koncepcija laimingo žmogaus yra labai sudėtinga. Tu supranti, net tas įsipildymas troškimų yra pavojingas. Taip. Supranti, reiškia, kad netgi tai, jeigu taip, juk tai skaito žmogus, bet kas paskaityti tai gali ir gali pagalvoti, kad jeigu tos 5 punktus įvykdysi, tai viskas tau įsipildys. O juk žmonės pagonys to ieško. To, žinai, Alibabos, to slėptuvė, žinai, kur viskas padėta, įsipildo, ko tik nori. Bet visada yra paslėptos sąlygos. Paslėptos sąlygos. Tu matai, ką reiškia, kad skaityk sąlygą iki galo, smulkiai iki paskutinės eilutės, ką jis ten pabaigoje, ir tada aš paėmiau, paskaičiau paskutinę psalmę. Ir tada viskas taip, visiškai sudėtinga, nepasiekiama. Net pažiūrėk, kada tu susirgai, tu buvai tokiam stovi, kad turėjai 3 parų bėgį arba mirti, arba gyventi. Ir aš supratau aiškiai, kad aš nei tų vaistai, kai jie sakė, ką tau darys, bet tai sako, tai negarantuoja, mes kaukę dėsim ir kapės. Tai reikia ieškoti Dievo. Per 3 paras sutrast, jeigu tavo santykius Dievu yra blogi, vargiai to pavyks sutvarkyti. Tu supranti, reiškia, tu būt profas, tu turi būti profas, kad atgailaut, šauktis ten, kaip ten vienas draugas pasako, ėjau ir pasikrikščiau iš naujo, žinai, reiškia, viską padarei, ką galėjai, ir tu sutvarkėjai per 3 paras, beveik neįmanoma. Reiškia, tau reikia būti non-stop, tokiuose aiškiuose santykiuose su Dievu, su viešpačiu, su ta begalybė, ta įgalia, su geruoju Dievu, kad atėjus nelaimiai per 3 paras, tu gali taip judėti, kad ištraut kitą žmogų iš nelaimės. Per 3 paras, taip, aš žinai, kaip galvoju, Jėzus ir tas mylimas jo draugas, kuris prikėlė Lozorius, kurį prikėlė iš mirusiųjų. 3 paras dar laukė, kažką galvojo, suvarstė, sako, einame, pažadinsim jis miegą, žinai. Kada skaitai Senąjį testamentą, jis daugmaž išverstas taip kažkaip tai. Bet kai skaitai Naujojo testamento, palaimintas žmogus išvis nieko suprast neįmanoma. Ten tokia trigonometrija, suprantate, taip
tiek palei daug asociacijų, juk žmogus tą laimę supranta skirtingai, tai kultūros filosofijos dalis. Ką reiškia būti laimingu? Ir aš pažiūrėjau, visi žodynai tarptautiniai ten, jie kalba skirtingas koncepcijas laimės. Vieną radau, kuris sako, laimė tai mylėti ir būti mylimu. Bet čia irgi palauk, mylėti ir būti mylimu. Suprantate, kai viskas vienasi meilė. Apie ką čia eina kalba? Kaip mylėti ir kaip būti mylimu? Kad būtum laimingas. Ar bet kokia meilė tai padaro laimingu? Nu ne. Net atvirkščiai. Bet kokia meilė tai padarys labai nelaimingu. Pirma psalmė, nuo ko prasideda psalmų knyga, taip, giesmių knyga, kurias giedodavo hebrajai. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai. Pirmas punktas. Aš siūlyčiau paskaityti vertimą, kurį skaito visi, nes ten visiškai kitaip išverstas. Okay. Taip, tai kitaip jisai pasakyta, jo. To mes pažiūrėsim. Taip, laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus. Taip norėjai? Taip norėjo? Laimingas. Čia tas Rupšio Kavaliausko vertimas, kuris jis truputį tos niuansus nuo mus paslėpė iš tikrųjų, kurie yra originalių. Nu, papasako, kas originaliai yra? Nes nedorėlis tu gali suprasti bet kas, bet visgi tas hebrajų žodis, kuris mums išverstas taip, jisai reiškia bedievis ir netgi tas, kuris tarnauja velniui, piktui. Piktui. Ta prasme, tai ne šiaip kažkoks, nedorus žmogus, bet žmogus, kuris aiškiai prieš. Bet žiūrėk, šitas man taip pasako, kuris nesielgia kaip patarė bedieviai, mano vertimas. Jo, bet tavo vertimą tą matom mažai kas, žinai. Dažniausiai išversta Biblija, tai Rupšio Kavaliausko, tas oficialus vertimas. Laimingas, o ne palaimintas ir nedorėlių patarimas. Nu, labai įdomu tai, kad tas palaimintas ir yra laimingas. Ta prasme, jeigu imt tą genezę žodžio palaimintas, tai jis yra laimingas, žinai. Tik tai vėl ta koncepcija pati laimės tokia labai įvairi. Nu pavyzdžiui, jeigu tapai. Lietuvių kalboje, nes jinai surišta labai su pagonybė, su... Taip. Laimės dievė. Laimės dievė. Todėl nesusišaukia, žinai. Taip, iki galo tą nepasiekė gelmės to žodžio, žinai, kas reiškia palaimintas žmogus. Aš kada galvoju apie šitą laimingas arba palaimintas arba laimingas žodį, aš tokią kultūrologinę prasmę galvojau. Tarkim, paimkim tokį žodį, kad kultūringas žmogus. Kas tai yra kultūringas žmogus? Kiek daug aspektų yra? Kad ar galima laikyti kultūringas žmogus, kuris jo prasta vairavimo kultūra? Ar tai turi atsiliepti į vairavimo kultūrą? Į viskam turi atsiliepti, be abejo. Gerai. O ar kultūringas žmogus, kurio prasta valgymo kultūra? Jis valgo, bet kaip čiapsite, nemandagiai. Ar tai kultūringas žmogus? Ne. Nekultūringas, jo? O bendravimo kultūra? Ar laimingas žmogus, kuris valgo gerai, kultūringai, vairuoja kultūringai, bet nekultūringai bendrauja? Ar kultūringas žmogus? Irgi spragos, irgi spragos, ne? Jis nėra pilnai kultūringas žmogus. Ta kultūra tai pasudėtingas suma daugelių dalykų. Dabar kalbant apie šitą, bet laimingas, vėl mes matom tas sumas susidės iki tam tikro aspekto, jo? Kad o dabar laimingas. Vienas iš tokių labai biblinių pavyzdžių laimingo žmogaus yra Saliamonas. Žiūrėk, koks išminčius, kokias knygas galingas. Bet kaip liūdnai baigė gyvenimą. Taip. Paimkim Dovydą, psalmės, pusė knygų jo, ir psalmės, diplomatas, poetas, karalius, karvedys, jo. Ar tu gali laikyti tikrai laimingu? Kada tu žiūri paskutinės jo dienas, tu matai Viešpatie, ką tik jam tai nedarė, kas tik nedarė. O tie vaikai, kuri pjauna gerklės vienas kitam. Kaip tėvas, jis buvo giliai nelaimingas žmogus. Bet Jėzus vadina save Dovydo sūnum. Tas kontroversijos tokios sudėtingos labai. Bet aš supratau, kad aš noriu būti laimingas.
Nu, aš noriu paimti tą koncepciją, kiek galima labiau. Kiek galim patikrinti viską, visus aspektus, nes aš galiu būti, kaip sakėm, valgyti gerai, bet vairuoti mašiną gerai, bet bendrauju nekultūringai, esi nekultūringas. Aš galiu būti palaimintas kažkame tai, nežinau, kadame galiu palaimintas, supranti. Čia, sako, viskas tau sekas, supranti, o ir viskas. Tu matai, kad tau viskas turi sektis. O tu laimingas žmogus. Tai reiškia, pagrindinio objektai kokie yra? Šeima, darbas, namai, draugai. Ir čia tu turi sektis. Ir dabar tu ką pasakysi? Apie tos bedievius. Kame čia reikalas tos bedievius? Aš manau, čia yra toks kažkame priešprieša, kaip sakyt, tikinčių žmogaus ir pasaulio, žinai, nes pasaulis renkasi ir kūrė save, jeigu galima taip pasakyti, jo tvirtina save kitose principuose. Ir jeigu čia įspėjimas, ne statyti savo gyvenimą tais principais, jų patarimais, jo? Taip. Jų santvarka. Tu neišvengiamai susidursi su jais, bet visgi santvarka tavo turi būti kitokia. Dabar čia vienas dalykas, ką aš dabar, kad tu kalbėjai, kad aš tada supratau, kad žmonių yra visokių ir ne visi yra bedieviai. Tu supranti, laimės koncepcija, kaip ir kultūros koncepcija, sudėtingas dalykas. Tai reiškia, ta prasme, kad žmogus taip pat labai sudėtingas. Yra įvairių žmonės, jie tikėjimas jų įvairūs. Vien konfesijų kiek krikščioniško yra. Taip, žmonės atviri Dievui, uždari, jie nori dalinės, nesidalina, tyliai tiki, garsiai tiki, ten demonstruoja savo tikėjimą ženklus, nedemonstruoja tikėjimo ženklų, jie visi yra tikintis, bet slapta, arba, sako Nikodemas, buvo slaptai tikintis. Slaptai tikintis, neslaptai, jie yra, bet yra kategorija žmonių, kuris bedieviai. Kuri tai proklamuoja. Taip. Jo būdas gyvenimo bedievystė. Aš neseniai žiūrėjau toks žmogus, Nevzorovas rusų toksai, kuris pirmas išlaisvino koncepciją, kada Vilniuje šaudė į žmonės, gynėjus bokšto, Nevzorovas pasakė, tai saviškių šaudė. Už tai Lietuvoje niekuomet neatleis ir į Lietuvą jis nevažiuos. Tai baisus žmogus, jis didžiuoja savo bedievystę, bet neseniai atradau video, kuris pasako, nuo ko tai prasidėjo. Prasidėjo nuo to, kad vaikystėje jis plėšė kapus. Ir vieną kartą nukirpo virvelis, 3 paras buvo kape. Tai ką ten vaikas išgyveno tam kape? Sunku įsivaizduoti. Užaugo toks cinikas, toks praktikuojantis bedievis, žinai. Tai tas žmogus pavojingas visokiose pasireiškimuose, ką jis bekalbėtų, jis nuodingas žmogus, jis užnuodys tave, jis būtinai šaus tau, pataikins tau kažkur tai ten, kur tu sėdės jau nebeištrauksi po šarvais, país. O štai yra bedievė, beina kalba. Tai aiškiai, ne kiekvienu žmogum turi nebendrauti. Bet tam tikrą kategoriją žmonių neklausyk jo patarimų. Jo patarimų jokių neklausyk, su juo prie stalo nesėdėk. Nes stalas sulyginamus, mes visi lygius prie to stalo. Čia įdomiai toliau einama, tai kad neina nusidėjėlių keliu, nebendrauja su pašaipūnais, kaip mums išversta. O kaip jūs tave? O originaliai ne taip, kad nebendrauja su pašaipūnais ir šis pašaipūnais. Kas yra pašaipūnai? Jo, ten toks žodis lūts hebrajiškas išverstas, jis iš tikrųjų reiškia, jau galima taip išversti, bet bet kokia pašaipa, eina kalba, ne apie žmogų, kuris tiesiog mėgsta... Humoristas mėgsta pajuokauti. Bet eina būtent kalba apie žmonės, kurie juokiasi iš Dievo įstatymų, Dievo ir tų žmonių, kurie jų laikosi. Taip. Vėl apie tą patį kategoriją. Ir ne taip, kad nebendrauja, bet originaliai, jeigu išversti pažodžiui, būtų ir nestovi, ir nesėdi. Ir nestovi, ir nesėdi. Jo, bet. Net nestovi šalia tokio žmogaus. Jo, net nestovi šalia tokio žmogaus, taip. Suprantate, šitą koncepciją, net nestovi, net nesėdi, prasideda ta Nazareno pozicija. Žmogaus atskyrusio save nuo pasaulio, nuo to bedievys atskyrusio save.
Jis nenaudoja nieko, kas iš to gali kilti. Jis labai saugosi save. Jis vertina savo būvį. Vat kaip pradžioje mes kalbėjom, kad kai tu susirgai, kad man reikėjo būti pakankamai geram stovyje, kad per tas 3 paras susiorientuoti, užvesti šeimą į maldą, kiekvieną vakarą karštai melsis, kovoti už tave kovą, man reikėjo būti geroj fizinė forma, dvasinė forma. Vat dvasinė forma, noriu pasakyti, jo. Reiškia, kadangi žmogus ta trejopa būtybė, tarkim, jo pagrindas tas yra, reiškia, tas matoma dalis didžiojo, fundamentinė yra kūnas. Jis matomis, jis eina kalba, jis teikia kažką, tai jis ten ima nori, trokšta ten, viešpatauja. Jo. Siela jau jaukesnė yra, jau menkesnė. Tokia plevenanti, tokia intelektas, ten jo supratimai, vertinimai ir dvasia, o ta dvasinė žmogaus dalis išvis neapčiuopiama yra. Sunkiai nustatoma. Nustatyti, kad tavo dvasingumo lygį yra labai sunku. O būtent dvasingumo. Sako, praktikuokit dvasingumą. Kaip jį praktikuoti dvasingumą? Praktika yra... Man atrodo, ten toliau kaip tik apie tai ir kalba. Ja? Nu, paskaityk. Bet džiaugiasi viešpaties įstatymą ir mąsta jų įstatymą dieną naktį. Nu, kas čia yra tokia? Čia viskas, ta prasme, taip yra, kaip yra, jog iki galo tos psalmės viskas taip ir išversta. Bet ta prasme, kad, nu, vat, tas yra tas turbūt dvasinė praktika, nes tu mąstai apie šventą raštą, tu negali jo mąstyti ir suprasti be šventosios dvasios pagalbos, jo, ir taip tu augai dvasiškai, aš manau, viena iš dalių. Aš kaip suprantu, tavo gyvenimo šaknis, jo, turbūt čia sumerktos, kad stipriai įsikabinės, kad bet kada gali ateiti išbandymas tavo gyvenimą, tu niekad nežinai. Niekas negali pasakyti, o aš nugyvensiu ilgą, laimingą gyvenimą. Nebus taip. Bus baisus išbandymai, mirtini išbandymai. Ir tavo šaknis turi būti čia. Kaip tai yra? Nu, kaip aš galvoju, kaip visi mėgsta tą skrolinimą, jo? Visi gita pakibę to skrolinimą. Aš pats skrolinu, man patinka žiūrėti. Bet ką aš pastebėjau, kad kada aš skrolinu ir žiūriu, aš labai matuoju. Kokį vaizdą žiūriu ir kiek tokių vaizdų žiūriu, palyginimu su dvasiniais vaizdais. Pas mane visuomet eina naujienos ir kažkokie evangeliniai mokymai. Nes jeigu tu nesigilini evangelinius mokymus, tik naujienas, tai tau YouTube'as tik naujienas ir meta. Jo? Jeigu tu domiesi moterim, tai moteris tau mes. Jeigu vyrai, tai vyrus tau mes. Jeigu tu domiesi politika mes. O jeigu bažnyčia, tai bažnyčia tau mes. Tai pas man yra šiek tiek politikos Ukraina, kaip taisyklė, o toliau evangeliški mokymai eina. Ir aš labai to laikausios proporcijos. Neišėti iš proporcijos, kad neišnirtų mano lange tai, kas neturi išnirti. Ir tai yra ir diena, ir naktį. Nes man būna, atsibūna naktį, negaliu užmėgti. Aš įsijungiu ten kokią mokymą, įjausi, klinkti, kad užmėgų, žinai. Bet proporciją išlaikau visą laiką. Išbūt tam lygyje, dieną ir naktį, geroj formai. Pasakyk, tu labai gerai paminėjai, kad gyvenimas jisai nebūna toks, žinai, kiekvieną dieną šventė, jau ta prasme, mes praeinam per išbandymus. Ir jeigu žiūrėti į raštą, į to klasikinį situaciją, kuri mums, pavyzdžiui, rodo Morkaus Evangelija, jau aš turiu minėti, kada mokiniai plaukė valtim ir atsitiko audra. Jau. Ir jie žadina Jėzų, jie kreipiasi į Jėzų, žadina jį, kad jis jų išgelbėtų ir kažką padarytų. Taigi tai klasikinė situacija, kiekvieno krikščionio gyvenime, ar ne? Ateina išbandymas, galbūt net mirtinas išbandymas, ir tu šaukiesi viešpaties. Tu šaukiesi Jėzų. Ja? Bet įdomi jo reakcija, kuri mums aprašė evangelistas. Jis atsimuda, jis be abejo nutildo audrą, bet į mokinius jis kreipiasi žodžiais, kad jie bailiai ir neturi tikėjimo. Ir tai tas bagas, supranti, ta prasme, ką ne taip. Gerai, ką kalbu, Ne, aš turiu, man įdomu, kad tavo nuomonė. Kas ne taip? Supranti, kas ne taip, čia yra klasika, kaip pasakyti. Klasikiniai bloga reakcija į nelaimę. Atsitiko nelaimė ir tu panikoje. Tu kaltinimuose. Kas kaltas, kad tai pasitiko? Supranti, kas tu kaltas, jis kaltas. Nežiūrėk, jie maža to, aš manau, kad tokių situacijų netgi daugelis galėtų prisiminti, kad ir pats panašiai žodžiais kreipiasi, negu tau nerūpi, kad aš dabar žūsiu. Jo. Žodžius, su kuriais kreipiasi. Taip, dabar čia tas ką kalbu, jie ieško kaltų.
Jo. Jie pažiūrėjo į save, jie visi nekalti, o tas, kuris miega kaltas, supranti, jis juos pražiopsojo. Tarsi, čia yra kraštutinė neteisinga reakcija. Pirmas, panika. Oi. Antras, kas kaltas. Ir tai kaip tarp žmonių radikaltų, Dievas kaltas. Jis leido tai įvykti. Va jis, jeigu būtų Dievas geras, tai jis taip neleistų atsitikti dabar tokia nelaimė. Tai va jis kaltas. Galų gale radau kaltą. Dievas kaltas. Jis sprendžia. Ar jis sprendė? Ne, eini į dugną, paprasčiausiai. Įdomu tai, kad visgi viešpats nutildė audrą, bet jo požiūris į mokinius buvo išreikštas labai... Kategoriškai neigiamas. Kategoriškai. Bet aš galvoju, ten gali būti dar vienas niuansas, supranti, labai įdomus. Nes apie šitą situaciją rašo taip pilnai tik tai vienas evangelistas, tai Morkus. Jis vienintelis mini, kad kada mokiniai su Jėzumi nuplaukė nuo kranto, o jie paima jo po pamokslą, jis buvo labai pavargęs. Sako, kaip jis sėdėjo valtį, taip jį ir paima. Jis mini apie tai, kad ten plaukė dar kitos valtis. Ta prasme, ir kiti mokiniai valtimis plaukė kartu su jais kažkur šalia. Ir galbūt, jūs bailiai ir neturite tikėjimo, nes jie prašė už savęs. Ogi šalia buvo valtis žmonių, kurie irgi taip pat skęsdavo toje audroj. Bet Jėzus valty nebuvo. Bet Jėzus buvo jų valty, jo. Bet jie neprašo už jų, kad viešpatį pažiūrėk, žmonės žūsta. Jis sako, tau nerūpi, kad mes žūstame. Jo? Galbūt tas egoizmas toks, žinai, nes tu pasakėjai labai tokius raktinius žodžius, kad kada aš susirgau, tu meldysi ne už save, kad kaip aš gyvensiu, bet tu meldysi už mane. Jo? Ta prasme, tu ne save iškėlė tokiai situacijai, bet kitą žmogų, jo, kuriam reikia pagalbos, o jie iškėlė save. Supranti, aš noriu tau būti tada atvers, pilnai. Aš supratau, jeigu tu dabar mirsi, jo, aš gyvenimą neturėsiu. Ir tada aš mečiau visas jėgas, savo išmintį, sugebėjimą, 30 metų praktiką maldos, kad skubiai tave ištraukti iš mirties. Nes aš supratau, kad mes vaikas, ko turim 2 paras panašiai laiko, ištraukti mamą iš ten. Jeigu per 2 paras neištrauksim, nepasikeis, mes prasim mamą. Ir tada mums bus galas. Mes neišstovėsim vieni be mums. Ir tada tai paskatino mane taip, Dieve jos, tik jos, man reikia ją grąžinti, man nereikia kitų moterų, man šita reikalinga moteris. Taip buvo, supranti, taip buvo. O dabar dėl jų, aš manau, kad dar yra kitas aspektas, papiktinimo aspektas, supranti. Kai visi, oi, o vienas šiaip nereaguoja, supranti, nereaguoja niekaip, jam gerai, jis šypsosi. Aš toks asocialus žmogus kažkoks, supranti. Visi rėkia, ten šaukia, skęsta. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, aš Galilėjos ežere, to jūrai, Galilėjos ežeras kaip Nidos marios yra taip. Tokio dydžio panašiai. Tų krantai toli, matyta krantą, bet jis yra labai toli. Tai tokių mega audrų, tai aiškių mokiniai buvo žvejai, ten tie plaukė pastoviai. Kad aš buvau su žvejais, tokioj, kai buvo mega audra mariose. Tai buvo tokia audra, kad negalim buvo stovėti, laivą mėtė visas pusės, labai stipriai, bet nebuvo baisu. O jiems buvo baisu. Tai reikia pasakyti, kad ten kilo kažkas tokio, kada normalūs kiti vyrai, jūreiviai, tarkim jo, arba tie nežinau, ežereiviai, žvejeiviai, jie staiga klykia iš siaubo, kad žūsim, nes jie supranta, kad tai kažkas vyksta nenormalaus. Visiškai nenormalaus. Tai daugiau negu kėlė jų žmogus supratimas normos. Matė, normas. Kaip yra lyga, bet norma. Matė, norma. Tavi ištiko tas infekcija plaučių, bet ne visi plaučių bužinti, bet 2/3 plaučių žinti. Iškia tokia dar norma, bet dar trupais ir gal nebūtų buvę kelios. Suprantate, tai dar norma, dar mes ką, mes pasnikavom iškart, aš pasnikavau, vaikam negalėjau, tu irgi norėjai pasnikavau, bet negalėjai. Aš pasnikavau, vaikai nepasnikavo ir mes meldėmės. Ir labai stipriai meldėmės, visi vieningai meldėmės. Ta reakcija, noriu pasakyti, tai teisinga reakcija. Tu turi reaguoti teisingai, be panikos ir be kaltų paieškų. Jis kaip medis prie upelio pasodintas. Taip toliau. Taip. Čia mes einame į antrą dalį to pažadų. Ta upelio pasodintas medis supranta tik tai tie, kas rytuose gyvena. Vandens trūkumas. Taip, ten gyva tik tai, kas prie upelio gyvena.
Mes kalbėjom, bet mes tada neparodėm apie Babelę, kad tai buvo kanalai irigaciniai. Ten viskas gyveno pagal kanalą, buvo gyva. Tai va ta prasme, mums sunku suprasti, kad priklauso upelis čia, kaip visur žemės vandens Lietuvoje kiek nori, žinai. Bet iš tikrųjų, pagal jų supratimą, tai tik tas gyvas, kad prie vandens gyvena. Reiškia, jeigu kalbėti alegorinę kalbą, tai reiškia, tavo vėl šaknis turi liesti vandens pradžią. Tai nematoma dalis tau. Tai jinai visuomet ten yra, visuomet ten. Kas tavo gyvenime bevyktų, tavo šaknim, tu jau šaltimis lieti su vandeniu. Tu stovi ir ten daug gal nieko nekalbi, ar nieko nešneki, ar niekam nepasakai, bet tavo šaknis yra vandenyje. Ir iš to tu labai ramus. Tu nebijai. Tu lauki, tu ramus, tu pasitikė Dievu, ne šaknis vandenyje. Kas dar yra? Kad ir ką jis darytų, jam sekasi. Va čia tas Derikas principas apie tai kalbėjo, apie ko viskas prasidėjo. Ką bedarysi, viskas tau sekasi. Čia iš vis kosmoso, supranti, reikia tai pakalbėti, kas darysi, kad tau sekasi. Aš tai, tarp kitko, labai tikrinu save visą laiką, ar aš darau kažką, ar man tai sekasi. Jeigu aš darau kažką ir man nesiseka, gali būti tai, kad tą darbą kažkas kitas turi daryti, ne savo veiklą užsiemu. Mačiau praktiškai. Tai prasme, tu savo bijoji ne veikla, o tai, kad tai ne tavo dalykas. Jo, tai ne mano darbas. Aš labai tikiu, kad kiekvienas žmogus šeimoje, tarkime, turi turėti savo atsakomybę, savo darbą. Tada bus viskas gerai. Kokia mano atsakomybė? Čia ne mano atsakomybė. Ne, čia jo atsakomybė. Mokėti duoti jam atsakomybę, jie apibrėžti atsakomybę. Pažiūrėk, sūnau, tavo ta dalis tokia. Tu tai daryk, čia tavo darbas yra. O mano šitas darbas yra. Aš pastebėjau, kad labiau mano darbas stovėti kaip stulpui priekyje sunkiai valandą atėjus. Aš stoviu, aš nepasimetu, aš keliuosi, aš einu, aš darau. Dirbame šias labai sunkiai, ten kiek savaičių statėm, dėjom stogus mūsų palapinėm, jo. Tai yra 6 metrų aukštyje vėjyje. Tai yra labai pavojingas darbas, iš tikrųjų pavojingas. Ir baisu. Ir sūnus man klausė, tėveli, ar tu nebijęs? Jis laukia atsakymo, kad aš pasakysiu, aš nebijau. Aš bijau, aš net labai bijau. Nes aš bijau, aš nebijau nukristi į apačią 6 metrų aukščio. Bet aš žinau, nukris tokio aukščio, aš neužsimušiu, bet aš susilošinsiu. Aš bijau to, kad aš gulėsiu čia su pampersais lovoje ir tu turėsi aplink mane bėgioti. To aš bijau, supranti, to bijau. Bet mes dirbom gerai, viskas gerai. Paskutinę dieną, paskutinę stogą dengiant, kažkas atsitiko. Ir aš pradėjau kristi iš pačio viršaus. Ir vitau ne bet kaip, bet nugarą į apačią, taip nugarą. Ir staiga, kai aš jau atsilošiau rankom, kad jau krentu, kažkas sulaikė mane, aš pakibau, kiek sekundės dalį kažkokią. Tada aš sukiau, tada aš čiupau vieną ranką, įsikabinau ir prisitraukiau. Tiniukas sako, tėvelis kojom susilaikė. Man to, kad aš ranką susilaikiau, nieko, aš negaliu pasakyti. Bet buvo faktas, kad kažkas palaikė. Ir tas momentas, ta nematoma ranka, turi būti virš mūsų visą laiką. Jeigu jos nėra, jeigu tu vis krenti, susilošini, laužai rankas, kojas, skaldai galvą, daužai mašiną, pastovi, sustok, apsidairyk. Pasitikrink, kas negerai, nes rankos virš tavęs nėra, to palaiminimo pažado nėra, ne viskas tau sekasi gyvenime. Reiškia, ne viską tu darai gerai. Aš, kalba, kaip analitika yra vienas svarbiausių jėgų visur. Ekonomikoje analitikai, politikoje analitikai, valstybės saugumo sistemose analitikai viskas sprendžia. Žmogus turi būti analitiškas savo. Ir tai reiškia, tu negailestingai save tikrini. Tau negailas, tu preparuoji kaip varlė, kaip zuikį. Tu praplėči čia. Tu nueini iki savo dvasios gelmių. Ir ten kaip savo kalavijų skrodį iki dvasios pradmenų. Tu skrodį visą savo sielą kalavijų ir tu atidengi. Tu matai, radau. Radau, va čia yra pūlinys mano gyvenime, infekcija, kuri turbūt arba pašalinta, ar man vis nesiseks. O tu per savo tokį ilgą ir pastariavimą ir šiaip krikščionių praktiką daug tokių žmonių matai? Kokių? Kuri taip sugeba negailestingai save preparuoti? Labai nedaug. Visi savęs gaili. Jiem visiems savęs gaila. Žmogus iš esmės yra tokia būtybė besiginanti. Ir aš pastebėjau, kad kuo labiau nusidėlis, tuo labiau ginasi.
Ir jeigu jis manipuliuojantis nusidėlis, toksai, sąmoningas nusidėlis, artistas toksai, religingas artistas, jo, jis gins iki paskutinio, tu nugirsim galvais, ne, taip nebuvo ir baigta. Tai yra patys beviltiškiausi žmonės. Kaip taisyklė, tokie žmonės, jie dingdavo, kažko, viskas, net negirdėti. Pražuvo. Tas negalistingumas savo, kaip tu pasakyti, toks preparavimas savęs, nežinau, kažkodėl tai ne visiems žmonėms būdingas. Aš nežinau, ko. Žinai, mano vaikystėje buvo toks dalykas. Tuo metu, kai aš buvau dar, nežinau, gal 14-12 metų, buvo toks filmas rusiškas, Indijos jogai, kas jie. Ir aš užsidegiau tą jogos, žinai, kaip ir daugelis tam laikė. Jogą aš padėjau ieškoti, betgi nebuvo nei literatūros, nei nieko, nebuvo sakyti. Ir aš turėjau tokią tapybos mokytoją, Valeriją Juškienę. Ir jinai kažkodėl vieną man sako, žinai, Donatai, tau reikia jogą užsiimti. Bet sako, žinok, jeigu jogą užsiimsi, negalėsi meluoti. O man tai buvo toks dalykas, tas melas buvo toks natūralus, žinai. O aš taip norėjau jogą užsiimti, kad nustojau meluoti. Tu supranti, kiek problemų savo pasidariau. Aplink su tėvais, ką gavai, dvetą, sakau. Kuo anksčiau būčiau melavęs, tai dvetą, sakau. Kaip sekas, nesiseka, sakau, man. Supranti, bet į tą moteris, jo, tą jogos aš taip aš šmokau, hatka jogos 5 pratimus, žinai, o dabar kai gerklės skauda, nosį skalaunu, per nosį išleidžiu druską, tai fantastika, žinai, viskas, ką aš šmokau. Bet tas save preparuoti save, atrasti save, aptikti save klaidoje, man nebaisu, man negėda. Kažkas sako, čia mes papasakosim jo gyvenimą. Aš sakau, palauk, tai tik čia kalbėti apie mane, tai niekas. Tu nori išgirsti tiesą apie mano gyvenimą? Nori išgirsti tiesą? Aš to pasakyčiau, kaip iš tikrųjų yra, ne kad tu čia šneki tokio. Žmogus sako, nenori. Tai kad tu šneki niekus, tai išsigalvoji, tai niekus dalykus. Jeigu tu nori sužinoti kažką apie mane, paklausk mane, aš to papasakosiu. Sumantiškai, kad kaip tu skaitai apie mirusį gerai, apie nieko, bet sumanti, ta dalis mano gyvenime yra mirusi. Arba nieko partiesos. Arba partiesos. Ir apie tiesa yra kitokia. Buvo tai mano gyvenime, buvo. Ir tai buvo. O dabar to nėra. Supranti, nėra to. Aš esu naujas kūrinys Jėzuje Kristuje. Ir aš stoviu ramiai, keliu rankas savo į Dievą ir nieko nebijau. Dėl ko? Kad štai nauja, viskas nauja, viskas nauja. Supranti, aš vienas iš dalykų, aš matau žmogaus gyvenime blogumą, tai yra ta religija, vaidmainystė. Atsakau, vaidmainio raugo venkite. Supranti, vaidmainio raugo. Kad žmogus meluoja, vaidmainiauja. Religija mokina mus imituoti tikėjimą. Imituoti meilę. Imituoti, nežinau, ką nori, ką imituoti, kad tu alkanas imituoti, arba tu pavalgęs imituoti. Tu viską imituoji, pats gyvenimas tampa imitacija. Ir kai ateina sunki valanda, tu nežinai, nuo ko pradėti, nes viskas imitacija. Ką nori sakyti? Ne, aš tiesiog pagalvoju, kad kartais krikščionys būna tokie per daug neimituojantis, žinai, kai per šitas Velykos vienas iš Lietuvos pastorių savo kvietimą pradėjo žodžiais, kad nukryžiavimas, kad toks istorinis įvykis, su kuriuo mes neturim nieko bendro. Nieko bendro? Jau, taip pareiškia. Kodėl? Jie neturi nieko bendro su nukryžiavimu. Per daug neimituojantis, per daug tiesiai pasakys, ką jis iš tikrųjų galvoja. Žinai, aš nemanau, kad pastorius gali taip kalbėti, žinai, čia būtų baisu. Jis parašė kaip kvietimą. Parašė kaip kvietimą į pamaldos Velykos. Dieve tu mano. Gal jis net suklydo, gal ką, kaip nieko nėra. Jeigu jo to nėra, tai nieko nėra, tai jo nėra. Jis dar yra girtuoklis elektrikas, supranti, daugiau nieko, juk ne pastorius, supranti. Kas labai įdomu, supranti, tas buvimas pastorium, tai taip įsivaizduoja kaip buvimas kunigu. O baigiai kunigų seminarį, kunigas, nebaigiai ne kunigas. Mes einame paskui viešpatį, kad būti jo kunigais, jo mokykloje. Jo mokykloje nėra imitacijų, nėra religijos, nėra ko pasislėpti, kalnieriukais ar dar kažko, supranti, ilgais sijonais. Tu stovi prieš Dievą ir jis mato tave kaip rentgeno nuotraukoje.
į tokias judesys, tu tik pradėjai galvoti, jis jau mato tavo mintį, jis sako, ei, stop, stop šitą vietą, sustabdyk šitą mintį, jeigu ją dabar nesustabdysi, blogai baigsi, tiesiog blogai baigsi. Ir aš suprantu, kad mes gyvenam vis sunkesniam ir sunkesniam laike. Laikas vis labiau komplikuojasi. Iš kur ta komplikacija eis, mes dar gerai nežinom. Pavyzdžiui, visi kalba, dabar madinga kalbėti, kad per 3 dienas Lietuva bus nugalėta. Aš manau, kad tai nebus nugalėta nei per 3, nei per 10, nei per 30 nebus nugalėta. Kodėl? Aš manau, kad rusai į Lietuvą neįeis. O toks mano statymas, jie neįeis. Mes meldžiamės už tai, mes skelbėme Jėzus kraują Lietuvos sieną. Aš negarantuoju už Latviją, nei už Lenkiją ir nei už Estiją. Mes kau Lietuva neįžengs, taškas. Tegu nužengia baimė ant jų, te panika nužengia ant kiekvieno žmogaus, kuris kalbės apie Lietuvos užpuolimą, užgrobimą ir taip toliau. Man nepatinka tas pastovus gąsdinimas žmonių. Man kategoriškai nepriimtina. Aš norėčiau girdėti, pagodo žodžių iš kariuomenės, iš politikų, pagodo žodžių, tiesa, nebijokite, mes gerai apsiginklavom, nebijokite, mes pasiruošę, nebijokite, mes kovosime, nebijokite, mes jūs ginsime, nebijokite užteks slėptuvių, nebijokite nieko, nebijokite. Ta žmonės gyventų kitaip. Ką mes matom? Gąsdinimus, mokesčių didinimą, ką tai reiškia? Kaip galima tokiu metu taip elgtis neatsakingai? Sumatai, tu nori didinti kariuomenę, labai gerai, imk paskolas Europos banke, kur nori, bet nespauž žmogelių, juk jie nori daryti, ką daro Putinas. Putinas taip daro pas save, kadangi jam uždarė bankus ir savo žmonės drožia. Bet Lietuva taip neturi elgtis. Dabar turi Lietuva demonstruoti tą geranoriškumą. Taip mums reikia pinigų, bet mes neimsim iš jūsų tų pinigų, nespausim jūsų, mes paimsim jūsų santaupas. Kaip galima taip šnekėti? Kaip galima taip kalbėti? Ir aš vėl galvoju, kad pagrindinė problema Lietuvoje nebrandumas žmogaus. Jie ne tik atbedievė, jie absoliučiai nebrandų žmonės. Šit atėjo karta į Lietuvą, kuri Lietuvą valdo, buvę kolūkiečių vaikai. Kolūkiečių vaikai yra labai specifiška grupuotė žmonių. Jie turi savie vergystės sindromą ir jie turi savie norą užgrobti kiek galima daugiau. Nes jie netikri, ar rytoj turės pinigų. Ir jie neturi saiko jausmo. Jeigu matai, tie kolūkiečių vaikai, jie vagia pinigus, tai ne tūkstančiais, o milijonais vagia pinigus. Kam jiem tie milijonai? Ką su jais darys tais milijonai? Bet ten Billy Gatesas turi milijonų. Koks tau rodiklis Gatesas, kai tu esi Lietuvoje? Tau nereikia Lietuvoje milijonų. O šiaip sakyk, tu sakei, kad visuomenė, ta prasme valdančioji, jau bendruomenė, jeigu da galima taip pasakyti, tokia nesubrendusi. O krikščionių bendruomenė, jinai subrendusi? Ta prasme, jeigu mes tokiam tikėjimu stovi, kaip, savo tikėjimu nesugebam ten galvos skausmą. Taip. Mes ant kokiam subrendimo lygyje? Vadinkim, nominaliam lygiai, supranti, kaip čia pasakyti, nominaliam. Mes esam nominalai, mes turim pakankamą ženklą vadintis krikščionimi. Bet daugiau beveik mes nieko negalim padaryti. Mes esam didžio atkritimo laike, didysis atkritimas. Po didžio atkritimo turi įvykti, restruktūriškai pakeista turi būti bendruomenė. Mes esam, iš vis aš manau, kitaip galvoju. Aš galvoju, kad bažnyčia tai šventa, tyra, galinga, švari, tai Kristaus kūnas žemėje. Dievas nepatikėjo daugiau žmogui bažnyčios statybos. Pats Kristus stato savo bažnyčią. Pats jis stato, jis mus ima ir statydina. O mes kaip statybos, tie elementai statybos, jo. Mes esam puodai, indai, plytos, akmenys, mes esam ir jis stato mus statydina įvairiai, kaip jam atrodo geriau. Jo. Toliau, bet yra bendruomenės skirtingos ir bendruomenių nariai. Ir bendruomenė ir bažnyčia netapatu yra. Bendruomenė yra bendruomenė, bažnyčia yra bažnyčia. Kiekvienoj bendruomenė gali būti bažnyčia, gali jos nebūti bažnyčias, gali tik bendruomenė. Ta prasme, šventųjų ten nerasta. Tai yra bendruomenė kaip klubas. Neseniai man atsiuntė nuotrauką, vienas pažįstamas žmogus, sekmadienio susirinkimas vienoje protestantiškoje bažnyčioje. Tai yra klubas. Vaikai šoka ten, pyragėlius valgo, suprantate, Happy New Year, suprantate, ten fainį laiką leidžia jie. Bet tai nėra bažnyčia, tai bendruomenė, tai klubas,
Klubas, nu pagalvok, tu paukoji, ateini į tokį bendruomenės susirinkimą, paukoji 1 eurą ir tu už tą eurą gauni renginių, muzikos, dainų, dar tau bandelę nemokamai padovanoja. Ar tai yra bažnyčia? Ne. Kad bendro? Ne. Nieko bendro neturi su bažnyčia. Absoliučiai. Bažnyčia tai švari, šventa institucija, kovojanti už ten save, už savo tautą, kovojanti. Jinai kare esanti organizacija. Ir nes tos jėgos prieš mus naudojimas yra galingos. Tai paskutiniam laike prieš mus keliamas didesnės ir didesnės jėgos. To antikristo ateimo formos gali būti įvairios, jo? Bet tai, kas ateina dabar, tas antikristus, tai bus viena didžiausių išbandymų bendruomenėm krikščioniškam, bet ne bažnyčia. Bažnyčia jinai bus pilna išminties, pilna matymo, jinai aiškiai matys problemą. Jeigu aš kaip bažnyčios dalis galiu nematyti, bet kitas, kuris bus šalia, būtinai pamatys. Todėl man ramu. Aš gal nesuprasiu, bet kitas, kuris yra šventasis, kuri kažkur sistemoje, būtinai pamatys ir pasakys, ei, šventieji, aš jau pamačiau, ką pamatai, pamačiau tą, tai yra tai. Aš tai sužinosiu. Kažką jis nežinos, aš kažką žinosiu, pasakysiu. Bet mes visi kartu esam fantastiška galia, mes esam kūnas, surištas jungtimis vidinėmis. Mes turim ir ausis, ir akis, ir burną kalbėti, rankas paimti, kojas nueiti. Mes judanti institucija, nesunaikinama. Ir paėmimas bus ne kažkokiu ten kažkokiu mirusiųjų, kurie kažkur miške užkasti, bet šventųjų mirusiųjų. Tu vadinasi, šventųjų. Ne visi, kurie ten peržegnoti ir buvo užkasti, bet šventieji bus paimti, gyvieji ir mirusieji. Vat štai yra dalykas. Todėl čia daug labai meno ir manipulacijos. Jeigu tu sumokėjai 100 eurų ir tave peržegnoja tavo grabą, reiškia rūškas į žemę, tai nereiškia, kad tu šventasis, tu būsi prikeltas. Galbūt tu niekuomet nebūsi prikeltas. Tai čia yra niuansų, kur reikia žinoti. Ir neapsigauti. Neleis, kad religija tave užmigdytų ir durnintų visą laiką. Mes kalbėjom, netokie yra bedievi, jie kaip pelai sklaidomi vėjo. O taip ką kalbėjo? Vat pelai, tie grabai, tai yra tie pelai sklaidomi vėjo. Jos vėjas išnešiojo ir tu nežinai, buvo ten grabas ar nebuvo ten to grabo. Nes po 10, 20, 30 metų ant tos vėjas kažkaip palaidos. Ir dar kitą palaidos. Todėl teisme neišstovės bedieviai, sako. Taip? Nei nusidėlė teisiųjų susirinkime. Jauti, ne? Teisiųjų susirinkime. Tai yra teisiųjų susirinkimai ir bendruomenės susirinkimai. Nebūtinai, kad tu sakai viešpatie, tu esi teisus. Nes aš, kaip sakiau, Dievas tikrina, ne tik mano stoviais, minties pradžią tikrina. Jis daugiau neleis žmonėms prisidėti prie šventyklos statymo, nes jis labai gerai žino, kuo tai pasibaigė. O pasibaigė fiasko, kracho. Taip? Nes viešpat žino teisėjo kelią, o be Dievo kelias pražus. Ir paskutinė psalmė labai įdomi. Paskutinė psalmė 550 psalmė. Pažiūrėk, ten yra iš vis viršūnė, žinai. Žiūrėk, kas yra normalus krikščionio stovis? Ot patikrink save, reiškia. Krikščionis, kuris šlovina savo viešpatį. Nu, kaip paskaityk. Šlovinkite viešpatį jo šventykloje. Šlovinkite jį dangaus kliauto galybėje. Šlovinkite jį už jo didžius darbus. Šlovinkite jį dėl jo iškelios didybės. Šlovinkite jį ragų gaudesiu. Šlovinkite jį arfą ir lyrą. Šlovinkite jį būgnelių žvangučiais ir šokiu. Šlovinkite jį stygomis ir trimitais. Šlovinkite jį skambiais cimbolais. Šlovinkite jį žvangančiais cimbolais. Visi, kas gyvas, šlovinkite viešpatį. Bet čia labai įdomi išvardintas, reiškia, girkite jį jo šventykloje. Labai įdomu dalyk, supranti? Jo. Tai, žiūrėk, Seno testamento judėjų tai yra mirties nuosprendis, nes jų šventykla sugriauta. Supranti? Man Jeruzalė žydai paaiškina dalyką. Tu čia kalbi Jėzus atleidai, o ką mums daryti? Aš galvoju, kaip tai ką jums daryti? Nu, ką mums daryti? Tai kiek Jėzumi Kristumi? Nu, tai čia tau, sako. O mums ką daryti? Šventyklos gi nėra. Aš tai supratau, kame problema. Jiem nėra šventyklos, man jiem nuo jų atleisti, jiem miršta nuodėmėse. Tu galvoji, kaip siaubas yra. Ne, jie sugalvoja ten paraleliai egzistuojančių, sakiau, žinai,
kaip ten sako, syras zamiščenės, kaip ten sako, impertzamiščenės, tu valgai blevizgą, pavadina rokforą, ir valgai tai blevizgą kaip rokforą. Tai va čia tai yra. Ir girkite jį dangaus tvirtumoje pasakyta. Tai išvis dalykai. Arba šiek, girkite jį dėl jo galingų darbų. Tai iškai, ką tai reiškia? Tu turi žinoti jo galingus darbus. Supras, kad tai jo galingi darbai. Patikėt, kad tai jis padarė tos darbus ir girti jį už tos jo darbus. Koks turbūt įsigilinimas? Darba žiūrėk. Girkite jį dėl jo begalinės didybės. Tai reiškia, tu turi girti jį dėl jo galybės, kur neturi nei pradžios, nei pabaigos. Bet reikia suvokimą turėti. Koks tai yra tėvo suvokimas, tai ne vaiko suvokimas. Tai brandaus vyro ar brandaus žmogaus, vadinkim, jo suvokimas, Dievo pažinimas toksai, kuris supranta, ten ir ten nėra pabaigos. Ir tu žiūrėjau, nėra pabaigos, virš, nėra pabaigos niekur, didybė jo aplink tave, ir nėra pabaigos tau didybė. Jis viešpatie, koks tu didingas. Ir tai nėra šūksnis toks, tai žinai, emocionalus, iš emocijos, koks tu didingas. Ne, tai vidinė būsena, tu išgyveni jo didybę. Ir tu sakai, o Dieve, tau didybė nėra galo, nėra pabaigos. Tu toks didingas. Dievas taip, sanau, taip, tu supratai mano berniuk, tu jau didelis, tu užaugai, tu supratai, gerai, taip ir stovėk, nenuleisk rankų, nenuleisk akių nuo mano didybės, nes kai tu matysi mano didybę, tu būsi joje, tu jau joje, nes tu esi didybėje ir tau nesvarbu, poryt aš teisiu ar trečiadienį, koks tau skirtumas, tu jo didybė, tu jo pašaukime, tu skrydėje į amžinybę. Ir tas momentas gali vykti. Tiesiog tam būsi toliau, laisvam skrydyje, ir eisi pas jį, ir niekuomet tu gyvybė nebus galo. Mano sūnus mažai sako, tėveli, papasakok man apie amžinybę. Ką mes darysim amžinybę? Sakau, mes kursim naujas galaktikas. Tai, kaip tai? Mes judėsim galaktikai, mes kursim naujas žemės, naujus pasaulius, mes kažką formuosim. Dievas duos mums kuriančią galę plėsti visatą. Nes visata jin turi savo ribas, o mes tas ribas peržengsim. Mes eisim į begalybę kurti naują pasaulį. Ir Dievas pasitikės mums, jis duos mums įgaliojimus, nes mes būsim išbandyti, mums gali pasitikėti. Kai Dievas sakos, kurkite, ką norite, jis žino, kad mes ne durnyną padarysim danguje, o tu didybę sukursi danguje, tu grožį kursi, tu multiplikuosi, tu būsi tėvo kūrėjo, menininko vaikas. Ir tu tapysi amžinybę toliau, tu tavo potėpiais, tu kaip skulptorius, kursi kaip 3D formacijas naujas kosmose. Ir tu gyvensi be galo. Tu tai būsi užsiėmęs darbu, kad tu net nežinai, kiek tai trunko. Ar 3 dienas tu kursi, ar dieną. Tau bus tas pats. Tu kursi tiek, kol sukursi didybę. Ir čia didybę, ir čia didybę. Ir laiks nuo laiko mes sutiksime kažkur visi. Kaip tam, o kaip tam. Vau, ką padariau. O, Dievas galingai. Pažiūrėk, kas vyksta. Tai suvažiuoja, kas vyks. Kada miriadai Dievo vaikų su įgaliojimu jo plėsti visatą, išeis į jo kūrimo į proceso pabaigą. Kurdami miriadus aplink save, plėsdami ribas begalybės. Ir mes kursime, bet pabaigos nuėjimo nėra, nes Dievas neturi pabaigos. Tai sunku suprasti. Sunku, jo? Bet tai kažkame prasme susiskambu su pirmas psalmė jau, nes kai ten, kad viską, ką tu darysi, tau seksis, tu nedarysi bet ką, jeigu tu teisusis ir gilinasi į jo žodį. Ir čia tas sąlyga. Jo, tau seksis, bet tu... Taip, tau seksis. Tokiam stovi, kad bet ką tu vis tiek nedarysi. Taip, bet ką nedarysi, be abejo. Tu tik tai labai gerai ir gerai. Tam yra tie išbandymai, bet kai teisusis praeina išbandymus, išbandymus praėjimas, mes turime praeiti kiekvieną savo išbandymą. Kažkokį tai išbandymą, kuris galutinai tave pakeičia jau, perdaro. Supratau, gerai. Aš ką jaučiu, kad, manęs dar laukia išbandymai kažkokie, tai labai dideli.
Ir kokie daugmaž įsivaizduoju, apie ką eina kalba, bet aš nenoriu apie ką. Bet dar iki tokio proceso, kad kai aš kalbu apie galybę, tai sunku suprasti. O aš esu ten jau, tam procese, man patinka tame būti, žinai. Nes aš matai, esu menininkas, iš esmės man labai paprasta kalbėti. Jeigu žmogus toks nėra, jam labai... Bet tai yra raštas, tai nėra nieko. Suprantate, jo sūnus, jis galėjo kurti. Sūnui, Kristui buvo duota galia kurti žemėje. Gali kurti žemę. Jis kūrė tai, ką reikėjo. Žinai, vienas pamokslininkas labai įdomi pasakė, nes jinai girdėjo, kad kas būtų idealus antikristas, tai Kristus, jeigu jis imtųsi valdyti žemę. Bet jis pasirinko eiti kryžių. Ja. Bet ta prasme, visom savo savybėm būtų idealus, jeigu paimtų šitą užduotį. Bet jis paima absoliučiai kitą, jis nusižemina maksimaliai, kaip Dievas padarė neįmanomą, jis numirė, nes Dievui neįmanoma numirti, bet jis padarė tą neįmanomą savo žingsnį. Ir neįmasi valdyti pasaulį tokiu būdu, kaip mes jau savo įsivaizduojam. Todėl, matai, ir bus antikristus, ne antipetrus, antijonus, ar anti ten Paulus, bet antikristus. Todėl, kad jam reikia tokio žmogus su tokiu polėkiu, bet jis būtų negatyvus polėkis. Kaip tas statė, taip šitas norės sugriauti šitą pasaulį, susinaikinti jame. Nes tu pažiūrėk, šėtonas eina į pragarą, žinodamas, kad eina į pragarą. Jis eina jį užtikrintai, jis nebijo pragaro. Jis taip apsisprendęs radikaliai, kad jo nesustabdysi. Tai praktiškai yra kažkuria prasme, atgal atsukant sistemą, žmogus krikščionis turbūt po tokio nustatymo, kad nieks negali sustabdyti. Atsiminė tos 3 jaunolius ugnyje. Jie stovėjo ir stovėjo to ugnyje, bet jie negalėjo sudegti. Tai toks pirmapradės įvaizdis tos nedegančios substancijos, kuri gali, kai su tavimi yra Dievas. Aišku, be Dievo būtų iškepę orę. Įdomu, kad hebrajų tradicija yra dalis, tarp kitko, katalikiškam vertime, tokiam neekumeniškam, jinai, man atrodo, yra dalis maldos tų 3 jaunolių. Jinai neįėjo į kanoną, bet jinai egzistuoja nuo tų laikų. Ir jinai, jeigu paimti paskutinį psalmį ir patrigubinti, gal netgi ir daugiau, tai čia būtų panašiai, nes jie vardė visą Dievo kūrinyje iš eilės, kurį išlovina, stovėdami ugnyje. Tai tokia, kada jie skaitai, toks jausmas, kad tu, nors tu skaitai vertimą, bet toks jausmas, kad tu skaitai maldą kalbomis, žinai. Antiek jinai ritmiška ir antiek jinai tokia, nežmoniška, ta prasme, žinai. Gerajam prasme. Matai, čia tu atsakai pati į savo klausimą. Ta prasme, kad nedegti ugnyje, reikia turėti savo nedegančią substanciją. Suprantiškia. Nes tu pažiūrėk, po Kristaus išėjimo, po įsteigimo bendruomenės krikščioniškos, jau 100 metų puikiausiai degė visi. Puikiausiai. Žvėris plėšė puikiausiai visus. Ir čia tokia iš tikrųjų labai liūdna mintis, nes žiūrėk, jeigu mes žiūrim Danielio istoriją, tai klasikinė ta liūtų nesuvalgymo istorija, ir karalius, kuris atbėga jį ieškoti ryte, nevalgęs, negėręs, pasnikavęs ir meldėsi už jį, tarp kitko visą naktį, jis sako, nepergyvent karalių, Dievas rado mane taisiųjų savo akyse. Tai tada tu kažkaip natūraliai peršasi mintis, tai kokie Dievo akyse buvo tie, kurie buvo suplėšyti, jau tada pirmam antrauti amžiuje. Taip. Kas jie buvo Dievo akyse? Ateina, aš manau, kad atėjo tas pakeitimas. Paulius jau šaukė, kad ateina antipaštalai. Ir galų gale jie atėjo, įsiviešpatavo bažnyčią, atėjo naujas mokymas. Atėjo mokymas, kad gražu numirti už Kristų. Gražu būti nužudytam, nukankintam. Žmonės sąmoningai tai ėjo ir gaudavo savo troškimą. Ir galų gale, kada Konstantinas įsiviešpatavo bažnyčią, jis atvedė tą antikristą į susirinkimą.
Ir nuo tada tas antikristas vadovauja bažnyčiai, tai bendruomeniai įkurtai imperijos ribose. Ir tai yra tragiškiausi bažnyčios gyvenimo metai. Ir mes esame to tragiškumo pabaigoje. Ar tai nėra toks kelias to tikėjimo menkėjimo, jeigu galima pasakyti? Tas, kada man visi kitaško, kada, kaip sako, jūs jau aš atinu, bet ar aš iš visi... Taip, rasiu tikėjimą, taip, tai yra. Jeigu tada jau ten pakankama buvo liūtų, dabar pakankama, aš nežinau, ten COVID ar gripo. COVID užtenka. Kad žmogų pribaigti, žinai, jo tikėjimo nepakankama, kad tame išstovėt, ir jų aplinkinių tikėjimo nepakankama, kad tave ištraukti. Tiesiog. Nes, žinai, gal kalbama taip pasakyti tai, kad tikėjimas veikia kuo veikia tikėjimas. Atsimeni? Nepameni? Tikėjimas veikia meilę. Supranti? Paskutiniais laikais arba rasiu tikėjimą, nes meilė atšals. Tai tu matai iš to analogą tu analizuoji, tu matai, kur priežastys, netikėjimo, nemeilė. Žmonės nenori nieko mylėti, bet nori naudotis vienas kitų. Ir jie naudoja santuoką, tai oficialus pasinaudojimas kitų žmogumi. Jeigu ten nėra meilės, tai yra kažkokia vergystės kažkokia forma. Tai meilė įteisina santuoką. Jeigu nėra meilės, tai nėra. Ir santuokos nėra. Yra sugyvenimas nesugyvenimo dalykų. Tai vieni ilgiau gyvena, kiti trumpiau gyvena, bet meilė apsprendžia. Kaip sako, meilė yra 3 metai, koks ten buvo filmas, atsimeni. Meilė trūksta. Jo. Tai netiesa. Meilė niekuomet nesibaigia. Jinai niekuomet nesibaigia. Jeigu meilė yra priežastis tavo egzistencijos, jeigu tu supranti, kad meilė patrauksi, viskas žus, tu saugosi tai, tu branginsi tai. Jeigu tu nebrangini to, tai tu nebrangini nieko. Bet kokio darbo pradžia, sėkmė darbo yra meilė tam darbui. Jeigu santuoka, tai meilė santuokai. Jeigu santykiai su vaikais, tai vaikais. Jeigu vairavime, tai vairavime. Tai kaip yra žmogus, kuris myli ir vairuoja mašiną. Jis vairuoja taip, kad niekas nenukentėtų. Jis atsargus, jis dėmesingas. Žmogus, kuris valgo kultūringai, jis valgo taip, kad niekas nenukentėtų, kad maistas nenukristų ant žemės, kad jis gražiai pavalgytų, kad tas valgymas tai būtų, tai jo tikėjimo dalis. Ir viskas yra tikėjimas. Bet tikėjimo tai yra nuodėmė. Ar tu valgai, ar tu miegi, ar tu dauginiesi, ar tu vairuoji mašiną, ką bedarytum, bet tikėjimo tai yra nuodėmė. Ir taskas. Mano tikėjimas turi būti visoje mano egzistencijoje, visose jos formose. Tikėjimas. Ten, kur nėra tikėjimo, pasitikrink, sustabdyk, atrask, kas pažeista, kodėl toj srityje tu nemyli to, ką tu darai. Kodėl? Nes gali būti, tai kas nors įžeidė, įskaudino, kaip būdama mūsų darbe. Mes rudenį jau taip pavargstam, kad jau norisi, kad visi greičiau namo važiuotų. Ir tu matai, nes taip pavargai. Pradžioje mes laukiam kiekvieną, o paskui tavo rankos jau nusileidžia, tu pavargsti, nes visokie žmonės eina. Būtų nemalonių dalykus, ir tu lauki kiaulystės kažkokios. Tai yra negerai, tai žudo džiaugsmą gyvenimą, darbo džiaugsmą, taip neturi būti. Tai jau galų gale rudenį prieinam, kad per tėvį mūsų aš pradedu nesąmoningai melsis Dievui atleisk mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam savo darbininkus. Jo, darbininkai. Tai jeigu jau iki tokios maldos eina, tai... Transformuoji maldą net. Transformuoji. Tarp kitko tėvį mūsų, žinai, tai visgi tai tas, kaip sakyti, tas inkaras kažkoks jau, kuris mus laika taip, kasdieniniam gyvenime tikėjime. Bet aš, kažkame prasme, kasdieninė ta malda, tai kaip proklamacija, įsitvirtinimas save, bet ir pasižadėjimas Dievui. Mes kartais, man atrodo, net nelabai supratom, jeigu tu meldysi, kad tai būnė tavo karalystė, tai ne tavo karalystė, tai tu lyg ir pasižadė Dievui būti jo karalystėje. Tu sakai, kad tu nori jo karalystės. Būti dalis jo, darys karalystė. Jeigu tu prašai kasdieninis donas, taigi kasdieninį doną, pirmiausia, tai Dievo žodis, tai tu kažkaip pasižadinė valgyti bet ką, žinai, kaip tu sakai, skrolinimas. Ne ta prasme, kad dona tiesioginim prasme, bet visame prasme dona, Dievo dona, kasdieninį duok mums jo šiandien. Ir ta malda, kuri vienintelį Jėzus išmokina mokinių, jinai tokia labai, ne tik prašymas, bet ir skelbimas, bet ir pasižadėjimas. Ir jeigu tai kasdieninė praktika, tai tu kasdienį
pažadėjai labai daug, kad Dievo, jeigu taip gerai pagalvoti, ką mes kalbam. Įdomu, matai, tai čia toks dalykas gali būti labai daugiau formų. Tu pastebėk, kaip mūsų vaikai bėga vakarinę maldą. Kaip jie visi, kaip jie bėga. Jie pagavo, kad kažkas tame yra, kaip garantijas kažkas mato, suprantate, garantijas, kaip tu pasakyti, čia tas garantijas suvokti, kad amžinybės garantija, sėkmės garantija, jiem egzaminai visokie, jie kalba, tėve mūsų šitaip, taip kaip ir bučiuojamės po to labai taip krikščioniškai po to, viskas taip, tokia liturgija mažoji, tokia, tėve mūsų liturgija, jinai labai svarbi, jinai stabilizuoja mus. Aš matau tėve mūsų kaip lighthouse toksai yra, kaip čia pasakyti, kaip švyturys, kuris nukrita savo lazerių į dangų. Ir kai mes sakom tėve mūsų maldą, mes paleidžiam tą vidinę savo energiją, tikėjimo, kažkurį begalybę Dievo. Skelbdami, kad mes čia esam po tavo veidu, po tavo dangumi, po tavo tas kietus skliautų, kaip jis sako, jo, mes čia esam, štai mūsų šviesa tėve, štai mes tiek šviečiam, mes susirinkam keturiese ir šaukiamės tavo vardo, mes keliame į tave savo rankas ir balsus, mes skelbiam tavo valią, tavo atėjimą, tavo aprūpinimą, tavo apsaugojimą, tavo nuodėmių atleidimą, mes skelbiam tavo tikėjimą, mes skelbiam visą liturgiją tavo tikėjimo, kas tu esi vienoj maldoj. Tai tobula malda. Tobulai. Aš, matai, negaliu pasakyti tiksliai, kaip jinai išversta, žinai, ant kiek jinai tiksliai suformuluota lietuviškai. Bet galų gale tu supranti, kad už šitą vertimus, kaip tu sakė, jo, Dievas teis šitos žmonės. Taip stipriai, kaip tau net baisu pagalvoti. Taip baisiai teis. Nes šita knyga yra taip išversta, dvejopai, trijopai, keturiopai, kad tau reikia 3-4 knygų padėti šalia, kad daugmaž pamatyti daug ką kalba. Jau nekalba apie hebrajų kalbą, suprantiškai, ten dar sutingiau viskas. Bet nežiūrint visų tų paklydimų, tų gėdingų, nuodėmingų vertimų. Mes sakom šitą maldą kaip kalbėjimą kalbom. Mes keliam savo balsus ir sakom, rabasoko tokina jie. Ir mes tikime, kad mes formuluojame tobulai teisingas konstrukcijas, kurie eina, paliečia tėvo begalybę, ateina iki jo ir paskelbia mūsų buvimą jo akivaizdoje. Tai tiesiog tikėjimu, nes aš negaliu pakeisti maldos, aš negaliu peršyti tėvo mūsų, kaip man patinka, aš bijau taip, aš nusiimu tą atsakomybę. Kas išvertė, tas tegu atsako, o aš keliu balsą tikėjimą formuluoti dievišką. Ir aš formuluoju tai kitom kalbom, nešu prie Dievo sosto ir sakau, štai va Dieve, štai aš, va štai mes, mano vaikai, mano žmona, mano namai, mes tavim tikime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir ant žemės. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.